Štai ataka Vilniaus Hockey Punks ir pirmasis įvartis. Aktyvi gynimą Geležinis Vilkas tuo metu turi grįžti į gynybą. Jau veiksmą turi Simas Piltrūnas, čia pavojinga ataka. Veiksmas vyksta Hockey Punks komandos pusėje. Negalima sakyti, kad apylygis žaidimas. Patirta trauma nemaišo jam žaisti, priminsiu, trečdalis varžybų jau sužaista, lieka dar 2 kėliniai po 20 minučių, štai. Mogų arenoje susirinkę sirgaliai aktyviai palaiko Hockey Punks komandą. Štai pavojinga ataka. Panašu, kad veiksmas antrajam kėlinyje, Vilkas, kaip ir pirmame kėlinyje, taip ir antrajame išsiveržė į priekį 2-1. Dabar toks rezultatas Vilniaus derbyje, Vilniaus Hockey Punks nežadamas. Tai dar viena pavojinga ataka, daug žaidėjų mėsmalė. Ir juodieji Punkai turi gintis dabar prieš geltonosios Geležinio Vilko komandos žaidėjas. Ir komanda dabar aikštelėje. Štai smūgis. Atminkas Simas Piltrūnas pakilai stebi vartus. Jam dabar daug darbo, komandų procentaliai viršė 90%. Kol kas baudos minučių, tik tai Punks komanda turi 12 ir 6 taškais, žaidybos tarp dviejų Vilniaus komandų. Žaidžia jos namie, šį gražų šeštą. Taip, rezultatas kol kas išlieka 2-2. Čia stundasi sportininkai, nebijo kontaktų vyrai. Panašu, kad pavyksta. Taip. Svara. Nepavyksta ataka, griūna Hockey Punks žaidėjams ant ledo. Ir pavojinga ataka prie Hockey Punks vartų. Paskutinis kėlinys į pusę.
Ir bet kuri komanda gali greitai įsiveržti. Rezultatas 3-3 kol kas. Rezultatyviausias buvo antrasis kėlinys. Ten antrasis kėlinys baigėsi 2-2. O dabar iš toli ruošiamasi atakuoti vartus. Vartininko jisai. Ir Vilkai, kad ir taškų skaičiumi jie pirmauja, tačiau sąmišis prie Geležinio Vilko komandos vartų. Vartininkas šiuo metu turi labai daug darbo. Įvartis. Ir jau ketvirtą kėlinį aiškinasi santykius. Taigi dar viena pavojinga. Ir įvartis.